tarp visų NLP rėmelių yra dar vienas labai įdomus ir labai praktiškai pritaikomas rėmelis, tai yra matymo suderinimo rėmelis. Angliškas terminas yra backtracking, pažodinis vertimas būtų matymo suderinimo arba pozicijų suderinimo, kriterijų suderinimo rėmelis. Ir jisai kalba apie ką, kad mes būtume ant to paties puslapio, dar vienas angliškas terminas, on the same page, mūsų matymo suderinimas. Ir labai svarbus momentas, arba šitas rėmelis puikiausiai tinka tada, kai turim kokį nors diskusinį klausimą, prieinam vienokį arba kitokį susitarimą ir tarsi susireziumuojam, kas už ką atsakingas, kaip tai aš matau, kaip tai tu matai, kokie ten mūsų vaidmenys yra, kad mes vienodai suprastume tai, ką mes aptarėm, taip, ką mes susitarėm. Toks supratimo, vienodo supratimo, matymo, suderinimo rėmelis. Klausimo, pavyzdžiui, suderinimo. Labai įdomus momentas, pavyzdžiui, dienotvarkė. Dienotvarkės suderinimas irgi galėtų būti būtent per šį rėmelį. Mūsų dienotvarkėje šie klausimai. Tas ir tas. Kaip kitiems, sutinkat, viskas. Ir mes turim iš karto aiškiai dienotvarkę. Ir tada rezultatas jau suponuojamas yra, kad mes per dienotvarkę paliesim, dienotvarkės eigoj, susitikimo metu mes paliesim tos klausimus, spręsim tos klausimus. Dar vienas įdomus toks momentas, kad kai kurios NLP technikos tiesiog turi viduje tam tikrus rėmelius ir būtent šitas rėmelis tai akivaizdžiai atsispindi technikoje, modelyje, pozicijų, skirtingos suvokimo pozicijos. Kai iš pirmos pozicijos, kur esu aš matau, ko aš noriu, aš įsivaizduoju, kaip aš matau tą situaciją, neįsivaizduoju, aš žinau, kaip aš matau tą situaciją, o mano pašnekovas nežinau, kaip mato tą situaciją. Tai matymo suderinimas būtų paskatinimas žmogaus papasakoti, kaip jis mato tą situaciją, kas ten aktualu, kaip jis tai suvokia. Ir toks būtų paprastas klausimas, kaip tu matai šitą situaciją, aš matau šitaip, o kaip tu ją matai. Tarsi mes abu atsistojame į trečią, tai yra meta poziciją. Tai meta pozicijoje ir vyksta mūsų susiderinimas, nes pirmoji pozicija buvo aš, antroji pozicija buvo jis ir mūsų matymo suderinimas yra atsistojimas į meta poziciją. Principas arba toks elgesio modelis, kaip galima tą rėmelį taikyti, labai paprastas. Tai pasitarėm, kaip mes tai matom. Tai reiškia, kad mes nesprendžiam klausimo. Mes nesiveliam į turinį kol kas, mes tik tai pažiūrim išoriai, tokį fasadą, sudėtinės dalis. Pažiūrim, kaip mes tai matom. Mano matymas yra toks ir toks, o koks yra tavo matymas. Ir žiūrim, kas sutampa, o kas skiriasi. Kur yra mums susitarimas, o kur jau ten mūsų matymai skiriasi. Ir greičiausiai tai būtent tai taps tolimesnių diskusijų objektų, kaip tą matymą suderinti, tada jau nuo tikslo priklauso. Ne? Jeigu tikslas yra bendradarbiauti, tai greičiausiai ieškosim sąlyčio taškų. Jeigu tikslas yra daugiau skirtumų turėti ir kažkaip kitaip atskirai veikti, tada greičiausiai bus daugiau dėmesys į tai, kodėl nesusitampa tie matymai ir kodėl jie negali būti sutapti kartu. Žmonės negali dirbti kartu. Taigi, su matymo suvienodinimo rėmelis, jis vėlgi toks, pakartosiu dar kartą, angliškas terminas, padeda mums abiems būti ant vieno puslapio, on the same page. Matyti taip pat tą situaciją, tą klausimą, tą požiūrį. Klausimas labiausiai tinka tą situaciją, kad galėtume suderinti savo veiksmus. Vienodas matymas, vienodas susitarimas, ir suderinti veiksmai. Prašau, naudokite sveikatą.